Ir dėl ko visą tai, kaip jūs manote? Tikrai ne dėl kokių nors nelegalių statybų, kur nors pajūryje ar nacionaliniam parke. Tikrai ne dėl iššvaistytų milijonų, ne dėl nužudytų ar išprievartautų žmonių, ar kitokių baisių nusikaltimų. Šis mūsų ieškinys įspūdingas yra dėl vieno paprasto labai dalyko, dėl žmogaus teisės ir galimybės skambinti jo pasirinktų muzikos instrumentu, šiuo atveju karilionu. O man tiesiog įdomu pasižiūrėti, ar šis mūsų ieškinys yra tokio pat ūgio kaip aš, ar ne. Taigi, pažiūrėkime. Kojas šiek tiek lygiai. Oho, kur kas aukštesnis už mane. Įdomu, nugalabys šitas ieškinys mane? Gerai, viskas atrodo. Tai ką, keliaujame į teismą? Taip. Tai nėra kokia nors menkavertė byla. Per savo beveik 20 metų teisminio bylinėjimosi patirtį pats ją traktuoju viena iš įdomiausių ir svarbiausių mano bylų, kadangi jinai yra dėl žmogaus teisių. Tai yra retos bylos, jos retos tiek Lietuvoje, nėra dažnos ir Europos Sąjungoje, tačiau aš manyčiau, kad savo pobūdžiu, savo tam tikrų faktinių absurdiškumų, jinai iš tikrųjų suteiks interesą tiek Lietuvos teismų praktikai, tiek, manyčiau, ir ES jurisprudencijai, jeigu šios teisės nebūtų apgintos mūsų valstybėje.
teisingumo teismą. Aš pirmąjį egzempliorių parodysiu, kuris čia visi yra susiūtę, yra ne teisme. Šitas teismo yra nesiūtas. Viskas patvirtinta, šitą čia, o šitą. Taip, viskas susiūta. Šitie priedai irgi visi šitoje vietoje yra susiūti. Čia atskirais paketais. Taip, čia visi yra taip pat. Visi. Viskas tada. Jum atžymėt? Ne. Ne? Ne. Kiek reikia egzempliorių, tiek. Gerai. Pasitikim teisingumu. Taip, akivaizdu. Sudėl. Sudėl. Bėda tik tai yra ta, kad iš tikrųjų žmogus norintis bylinėtis prieš valdžią turi turėti vieną iš dviejų dalykų. Turi turėti arba labai daug pinigų, arba labai gerų draugų. Nes kitaip paprastam žmogui nėra jokių šansų ne tik tai, kad bylą laimėti, bet netgi paduoti ją į teismą. Kadangi matote, vien kiek reikia atspausdinti popierių. Kiek tai kainuoja, ar žinot, šitų popierių spausdinimas? Mes paskaičiavom, čia yra apie 1000 puslapių. Taip pat jau nekalbant apie žyminius mokesčius, advokato išlaidas ir visą kitą ir taip toliau. Ir kas įdomiausia, kad netgi tokią bylą laimėjus, valdžia savo šitas klaidas arba savo sąmoningą, piktybišką kažkokį neatlikimą ar atvirkščią atlikimą apmokės iš jūsų pačių, tai yra iš mokesčių mokėtojų pinigų. Ir netgi iš tų žmonių, kurie tai yra šiuo atveju valdžia, į teismą ir padavė. Manau, kad ta byla iš tikro turėtų sudominti ne tik teisės mąstymo, tiek teisinės patirties asmenys, tačiau ir menininkus, ir žiniasklaidos atstovus, nes tai dėl jų teisės, dėl kiekvieno žmogaus saviraiškos laisvės byla, kurį klausimas yra, ar valstybė, ar mūsų valstybėje gali žmogus apginti tokio pobūdžio laisvę, kada jinai yra neteisėtai ribojama.